Bonsai! Taigi, sveiki visi, su jumis sveikinasi Misteris Anonimas. Ir šiandien aš jums parodysiu, kaip pasidaryti Minecraft batutą. Kaip matote, aš išlėkiau tiesiai į orą. To jau parodysiu jums, kaip tai pasigaminti. Su juo galite skraidyti ore labai ilgai, jeigu padarysite tinkamai. Pavyzdžiui, tai gali būti labai geras intro pradėjimas. Taigi, batutas padarytas. Tai va, parodysiu jums. Pagrindinis dalykas tai yra reikia sudėti 4 bėgius vienoje vietoje. Ir matote, ant bet kokio bėgio paimate, va čia yra kraštas, ne ant pačio bėgio, nes bus nepatogu, bet ant krašto. Ir spauskite, tai būtinai turit būti ant greito modo, ir spauskite dešinį mygtuką, kol šešėlis bus juodas. Šiaip tai galite ir daugiau pridėti, bus didesnis boom. Taigi. Tai va, tai galite pradėti, kaip batutas kaip ir padarytas, jūs galite jį papuošti, aš jį dažniausiai puošiu iš buttery blokų. Jeigu nežinote, buttery tai auksas, bet iš tikrųjų tai ne auksas, tai yra sviestas, tai yra buttery. Tai gerai, tai batutas padarytas, galime šokti. Taigi, kaip matote, batutas veikia. Pakartosiu dar kartą. Kaip pasieksiu žemę. Taip, labai paprastas, tiesiog galite tai bandyti ir ant survival modo, jeigu esate šalia vandens, įkrisite į vandenį ir jūs nemirsite nuo sprogimo. Galiu parodyti. Pavyzdžiui, šalia vanduo. Galite nepataikyti į vandenį, bet... Taigi, padarykime. Dar kartą rodau. 3 bėgiai. Ir iki juodumo TNT dedam. Ir šokam. Oi, truputėlį nepavyko. Tai jau dar kartą parodysiu. Į juodumą. Ai, beje, reikia pasikeisti game mode 0. Ir šokam. Kaip matote, šitoje vietoje nepavyko. Bet galima parodyti kitoje vietoje. Jūs jau matote, kad pavyko. Tad tai jau baigsiu video. Na, taigi, jūs geriau, aš kaip matote, darau 3 blokų, tai man nelabai pavyksta, 4 padaryti galite. Taigi, jūs jau matėte, taigi su jumis buvo Misteris Anonimas. Taigi, laukite mano kitų video, subscribinkite ir laikinkite. Taigi, viso gero.